ir parduotuviai, Daiva. Visai įsivaizduoju tave, dirbančią parduotuvėje. Mama gerai sugalvojo, parduotuvėje nenori, Daiva. Tu juk ir gana greita. Greita? Matau tave, labai gerai matau tave parduotuvėje lakstančią, dėliojančią prekes. Tu juk ir pabendrauti, Daiva, mėgsti. Pagelbėtum, nukreiptum seną žmogų į lentyną. Va, pagaliau mama atėjo ir su pasiūlymu. Parduotuvėje tave įsivaizduoju, Daiva. Taip, labai gerai. Bet kaip psichologė, tu netokia. Klausykit, aš noriu bent pamėginti pakaučinti. Tai yra mano sena svajonė. Santūriai svajoti, Daiva, reikia santūriai, proto ribose. Santūriai svajoti? Rolandas lygiai toks pat svajoklis jaunystėje buvo. Jis susigalvojo, kad verslu užsims. Įsivaizduoji, Daiva, aš jam toj pat išaiškinau, kad tokie dalykai ne jam. Ir prilupau. Uždraudžiau apie tokias kvailystes net pagalvoti. Įtikino mama ir ačiū jai. Juk būtų apsijuokęs ir dėl skolų pasikoręs.